Rugsėjo 27-ąją Lietuvoje oficialiai švenčiama socialinių darbuotojų diena. Pabėgėlių priėmimo centro direktorė Beatričė Bernotienė pasakoja, su kokiais iššūkiais susiduria centre dirbantis ir užsieniečiams padedantis integruotis socialiniai darbuotojai. Lietuvoje socialinio darbuotojo diena minima rugsėjo 27-ąją. Ar socialinis darbuotojas, jo reikšmė ir svarba yra aktualus pabėgėlių priėmimo centrui? Šiandien kalbame su šio centro direktorė Beatričė Bernotienė. Labas vakaras, Beatričė. Labas vakaras. Na tai įžangai aš jau kaip ir uždaviau klausimą. Atsakykite, ar tikrai socialinis darbuotojas pabėgėlių priėmimo centrui yra itin svarbus ir reikšmingas? Socialinis darbuotojas yra vienas iš pirmųjų asmenų, kuris pasitinka pabėgėlį, kuris sutinka jį tokį, koks jisai yra ir ištiesia pagalbos ranką, suteikia informaciją, saugumo jausmą tam, kad žmogus galėtų nusiraminti ir pradėti gyvenimą Lietuvoje. Ar galima taip išsireikšti, kad, apart visų kitų specialistų, socialinis darbuotojas pabėgėlių priėmimo centre kone reikšmingiausia figūra, taip išeina? Socialinis darbuotojas yra tas asmuo, kuris yra jungiantis visus kitus specialistus, kaip ir tarpininkas, konsultantas, padėjėjas, patarėjas pabėgėliui, kur kreiptis, ką daryti, kaip susitvarkyti gyvenimą, nuo ko pradėti. Tai yra ta grandis, ta pirmoji ir ta reikšmingoji, kuri gali patarti, nukreipti ir būti svariu indėliu pabėgėlio gyvenime. Pabėgėlio integracijai Lietuvoje, tiesa? Taip. O dabar paskaičiuokime, kiek Rūkloje, Naujininkuose ir Girionėse, plati geografija, dirba socialinių darbuotojų. Kiek iš viso tokios pareigybės svarbiaus yra? Tai mes turime 3 lokacijas, kaip jūs ir paminėjote, tai turime šiuo metu dirbančius 13 socialinių darbuotojų, dirba 3 socialiniai pedagogai, turime didelę skaičių vaikų, mokyklinio amžiaus ir iki mokyklinukų ir dirba taip pat individualios priežiūros darbuotojai, kurie irgi padeda socialiniam darbuotojam ir taip pat pabėgėliam tam, kad integruotųsi tiek savo gyvenamoje aplinkoje, tiek išorėje. Aš kaip suprantu, jūsų išvardintos pareigybės, vienas apibrėžimas yra socialinis darbuotojas, bet jūsų išvardintos sritis šiek tiek skiriasi. Socialiniai darbuotojai atsakingi už skirtingus dalykus, tiesa? Kaip ir minėjot. Tai socialiniai darbuotojai turi tam tikrą pabėgėlių skaičių, kuriais jie rūpinasi, socialiniai pedagogai dirba daugiau su vaikais, kontaktuoja su ugdymo įstaigom, taip pat su tėvais, sprendžia klausimus tarpusavyje, tarpininkauja su mokyklos mokytojais, specialistais, kad vaikai greičiau įsilietų ir gautų tokį ugdymą ir kad pagautų tą mokymosi sistemą, nes jie skiriasi kitose šalyse. Tai aš puikiai įsivaizduoju, atvykus į kitą šalį, kaip sunku susigaudyti, nesvarbu, ar tu mažas, ar tu jaunas, ar tu senas. Vis tiek tokio užvedimo ant kelio, socialinis darbuotojas ir padeda tą daryti, tiesa? Kuo žmogus daugiau žino, kuo daugiau turi informacijos, tuo jisai yra ramesnis, tuo jisai gali greičiau priimti sprendimus ir tai padeda pasiekti ir rezultatų. Ir kalbant apie rezultatus, galbūt atsimenate kokį ryškiausią momentą, kaip socialinis darbuotojas pagelbėjo į mūsų šalį atvykusiems užsieniečiams, galbūt ištraukė iš kokios gilios duobės, padėjo integruotis ne tik darbo rinkoje, bet ir kokioje nors bendruomenėje. Aš čia tik taip tokius pavyzdžius pamodeliavau. Taip, būna situacijų neeilinių, būna situacijų krizinių, kritinių ir labai džiaugiuosi mūsų darbuotojų profesionalumu ir greita reakcija ir pagalbos suteikimu. Tai iš tiesų pernai metais mes turėjome tokį kritinį atvejį, kad visa darbuotojų komanda
išgelbėjo gyvybę pabėgėliui, kuriam jau grėsė tikrai rimti sveikatos sutrikimai, gal net ir mirtis. Tai ir buvo atliekamas ir dirbtinis kvėpavimas, širdies masažas ir kontaktavimas su pagalbos tarnyba, kol atvyko greitoji pagalba, ir labai iš tiesų džiaugiamės, kad tas žmogus liko gyvas ir gavo pagalbą laiku. Tai tikrai mūsų specialistų dėka tas žmogus yra gyvas ir šeima turi gyvuojantį sveiką tėtį. Antras gyvenimas jūsų socialinių darbuotojų dėka. Taip. Baigiant šitą gražią gaidą, norėčiau paprašyti, ne tik galbūt savo, bet ir visiems socialiniams darbuotojams, sveikinimą, palinkėjimą jų nelengvame darbe. Socialinio darbuotojo dienos proga dėkoju visiems socialinės srities darbuotojams už pastangas ir darbą su pabėgėliais. Jūsų empatija, kantrybė ir pasiaukojimas padeda žmonėms atrasti ramybę. Esate ne tik pagalbos šaltinis, bet ir švyturys pabėgėlių gyvenime, kad susikurti saugumą ir pradėti gyvenimą naujoje šalyje. Linkiu visiems sveikatos, stiprybės ir skleiskite šviesą ten, kur jos labiausiai reikia. Šiais gražiais žodžiais ir aš noriu Jums padėkoti už gražius žodžius. Ačiū už pokalbį, o mes kalbėjomės su Pabėgėlių priėmimo centro direktorė Beatričė Bernotienė. Ačiū.